jūs įsivaizduojate, kad jūs kalbate labai gražiai ir jūs tikrai nepriekaištaujate, o jūsų pasakymas yra apie meilę, rūpestį ir taip toliau, žinokit, vyrai nėra asilai ir jie labai puikiai jaučiasi, kas už to stovi. Jeigu jūsų vyras jūsų sakymus priema kaip priekaištą, vadinasi, yra keli variantai. Arba jūs manipuliuojate ir slapta įpakuodamos į gražią pakuotę norite pasiekti savo rezultato. Arba jūs tipo parenkate gražius žodžius, bet intonacija yra tokia, žinot, kaip liepiamąja nuosaka. Trečias variantas yra tai, kad jūs esate toje žavingoje mamulės pozicijoje, kurioje jūs net negirdite, kaip šnekate, ir kad jau įėjote į tą mamulės poziciją ir su savo vyru kalbate kaip su sūnaitėliu, priekaištaudama jam dėl neatliktų darbų, laiko negrįžimo namo, nepadarytų reikalų, neparneštų pinigų ir panašiai.